Na ką. Dar viena diena Rumunijoje. Dar viena kelionė. Šį kartą važiuosim į Bulgariją. Tiksliai dabar neatsimenu pavadinimo kur, bet ten tokį kažkokį kaip rūmai, uolos kažkokios. Važiuosim, apžiūrėsim. Dar paskui kažkokius rūmus ten susiradom, bet žiūrėsim, ar turim laiko ten nuvykti. Susiplanavom tokią mini pasivažinėjimą. Tuoj važiuoju iki kolegos harlisto. Dar reiks nuvažiuoti degalinę. Ir po truputėlį judėsim. Kolega harlistas gyvena visai šalia. Aš apsistojęs bute, jis į viešbutį. Kelios minutės ir būsim prie jo. Oi, kiek čia tų mašinų šiandien. Ir visos į paplūdimį, visos į paplūdimį. Šiaip sekmadienis turėtų jau čia mažėti jų. Šiaip čia pastebėjau, žmonės atvažiavę į šitą kurortą pasiilsėti prie jūros eina net ir 4 ryto. Aš pats čionais atvykęs darbuotis, projektas čia yra mūsų įmonės. Tai tenka kartais anksti keltis važiuoti į darbą, nes toli. Tai pastebiu žmonių, kad net ir 5 ryto čionais eina į paplūdimius. Kur tas jo viešbutukas? Ne šitas. Štai kolega harlistas. Labas rytas. Good morning. Punktualus aš. Nu jo, dar be 8. Jo, pusė 8. Ką, pasidarėm stotelę. Sveiki visi. Dar vieną. Čia prie pat paplūdimio kavinukė.
Ale steakhouse kažkoks. Labai graži vieta. Parodysim toj paplūdimį truputėlį. Mocus galima prie pat pastatyti. O, žirgeliai. Jau prie pat Bulgarijos sieną. Toj kirsim, filmuosim tenais, jeigu neuždarys manęs. Gerai, čiau. Kažkokį tai Saladžos muziejų. Va čia užėjom kažkokį išraižytą sieną, čia turbūt liekanas nuo kažkokios tai bažnyčios ar nuo ko. Paskui turėtų būti kažkokių tai suolienų, pafilmuosim daugiau. Kaip įspūdžiai, Arnoldo? Kol kas neblogi. Kaip kelionė? Kelionė smagi, tik šilta. Šilta, jo. Čia bažnyčioje atsigaivinimas. Gal biškį pabūnam čia ilgiau? Tai galim ir prigult šiek tiek, kur tos vietos yra. O, čia likti šventinta vandens yra. Pasišventinsim. Nu, tai turbūt savo vandenį reikia pilti ir pasišventinai jisai čionais. Nu, džiuvo, arba numyšti, reikia labai pisuarą priemeną. Ai, ne, drop coins here. Ai. O aš jau būčiau privalęs, kad nusiėmęs kelnes. Tai va, čia toks menkutis kaip muziejukas. Tik dar pradėjom čia vaikščiot. Eisim toliau, žiūrėsim kas gero. Čiau. Žiūrėk, koks vaizdas atsiverinėja. Kai gerinis. Taip pasakytų vienas iš kolegų. Jūs pasižiūrėkit, toks vaizdas. Jūs žinai, kažkada kalnuose va gyveno, buvo šventų žmonių. O, papa. Jau matau vaikščius, kuriais eisim pasivaikščioti.
Nu. Tai paskui turėtų būti gražu, kai apšvietimas įsijungia. A. Čia dabar kažkas vyksta turbūt čia kartais. Čia gal kokios mišios, dar kažkas, nes čia kaip ir senovinė bažnyčia kalnuose. Arba gal aukojimai kokie, žinai. Gali būti. Aukosim patys stipriausią mūsų bandoj. Kuris čia toksai. Aš tai sužeistas negaliu būti aukojamas. Jo, bet dievam reikalinga stipriauka. Nu, biškį palaipėsim, kaip tik su išoperuotu menisku. Čia tokia mankštelė. Jo, parodysim vaizdelį iš viršaus. Čiau. Uolienos kažkokios. Chcesz zdjęcie też tutaj? Nie. Z dołu? No to chodź, idziemy. Attention, landscape and fallen stone. Tipo, čia mums reikia saugotis, ne? Tipo, griūnančių akmenų. Galime ir pasižiūrėti ir prie uždarytos vietos, kas ten darosi, gal kažkas patyčias važiuotas. Tipo, čia turbūt kalinis laikydavo. Seno. Jo, bažnyčios kalinis idėjas. Bedievis. O pasižiūrėk, grotas ant langų viską. O, čia pačiame dar kažkur galima. Ten būtų galima toliai įleist, bet kažkodėl uždėtas grotas. Gal kaip ventiliacija, žinai, kalnuose kokia gali irgi. Kalnuose ventiliacija. Kalnų ventiliacija. Aha. Senovinis konditionas, ne? Nu jo, nu tai kaliniam irgi kažkuom kvėpuoti reikia. Čia gero.
Krotas žemyn žiūrėk eina irgi kaip... Aha. Aš matau duobė. Čia gal skrudindavo jūs? Ai, tipo kaip ten tuos vokiečiai, kur neminėsim. Nu gal, o. Čia žiūrėk dar ir kažkur pradėti gal būtų galima. Opa. Neuždaryta. Bandom? Neuždaryta? Neuždaryta, bet toks siauras mažas liukas, paprašysiu. Reikia prožektoriuką įsijungti. Opa. Op, stringi. Kuprinė stringa. O, čia ta vieta, kur sakėm, kad uždaryta. Jo. O galima apsimesti kaliniais. O, žiūrėk, čia duobė, eina laiptai, čia kaip laiptai kokie ir žemyna, ne? Jo. Su mano sudėjimu žiūrėk, gal ir pralyščiau ten dar. Čia išlaužtas kampas. Nu. Ai, ten dar vieną apžiūrėsim kažkokį narvą. Vijokliais ir kerpėm apaugę. Ai, bet čia neįeisim irgi uždaryta. Nevlizai. Nevlizai visai. Nevlizai. Bet ten kaip toli eina. Lemo gaila, prožektoriuko neturi jo. Nes čia va keli langeliai yra viršui, mačiau. Ten va gilin va nueina. Lemba. Nu čia įdomu būtų vlizati. Bet nevlizai. Atsargiai taip pavojinga stovėt. Šitaip. Kaip? Kas vyksta? Bijau aš jau. Pavojingai stovėjai labai. Aha. O. Kas čia gero. Nu, jeigu čia laikydavo kokius kalinius, tai ne kažką galiu pasakyti. Čia kaip bunkeriai kokie užslapinti. Paskutinė mūsų stotelė. Flirt bare Bulgarijai. Apžiūrėjom tas katakombas. Nuotraukose realiai gražiau biškai atrodė. Nu, bet vis tiek visai įdomu. Yra ką aplankyti iš tikrųjų. Jo, oras geras buvo, nuotaikos geros. Keliai galėjo būti biškai geresni, įdomesni, bet yra kaip yra. Tikslas buvo pasiekti tas katakombas, pasiekėm, pamatėm, viskas liuks. Apie šitą bariuką Flirt, tai neužsisakinėkit karbonaros, kas mėgstat. Nieko gero. Spageti karbonara, tai čia realiai kaip ir biški tragedija. Ieškokit kažką kito. Bet limonadai naminiai. Superiniai. Geriniai. Tai va. Iki greito ir iki sekančių kelionių. Čiau. Čiau.